Sveiki gyvi! Prieš porą savaičių užsisakiau tokią smulkmeną į garažą. Šiandien gavau žinutę iš pašto, taigi važiuojam atsiimti tos smulkmenos. Dirbtelsim truputį prie golfo ir nieko daugiau įdomaus jūs ten nepamatysit. Nu va, siuntytės siuntelė. Važiuojam dabar į servisą ir padarysim, kaip ten vadinasi, unpackingas. Unpacking? Padarysim unpackingą. Nu ką, kol atvažiavom iki serviso, tai ir sutemo. Bet per tą laiką gavau dar antrą siuntinį, tai čia pirmas siuntinys. Čia dar didesnis antras, neatsimenu kas čia yra, bet kažkas bus įdomaus. Netrukus išpakuosim. Dar golfui paėmiau žvakes naujas ir čia tokia priemonė cilindrams. Nu ir štai pats golfas. Šitą golfą aš nusipirkau daugiau nei prieš metus. Kai aš jį nusipirkau, jisai buvo šiek tiek važiuojantis ir labai stipriai apleistas. Viskas prasidėjo po kapotų. Kartais sunkiai užsiveda, kartais apsukų nelaiko. Kai karburatorių bijau lyst, nieko ten nesuprantu. Šiek tiek suprantu uždegimo sistemoje, tai pabandysiu pradėti nuo uždegimo sistemos. Golfas dirba tik 2 cilindrais. Tikriausiai kažkas bus mechaniškai blogai su varikliu. Žvakės pakeistos, žvaklaidžiai pakeisti, žinau, kad žiežiruba yra. Dėl kompresijos didelis klaustukas, kaip vokiečiai sako, motor šadin. Su rudu golfu yra taip, kad jo laukia labai rimtas remontas variklio arba keitimas. Kažkoks keistas kvapas sklinda. Regis čia kažkas gyveno. Eina savo čia pelės. Čia gyveno pelės. Ir bandė prasikrapštyti kažkam į užpakalį. Čia yra golfo bagažinės kilimas, visas purvinas, niekada nematęs valymo. Čia yra labai daug rūdžių. Atrestauravom šiek tiek vairo kolonėlę. Čia buvo kažkur tai skylė, mes ją užvirinom, uždažėm, pakeitėm priekinį langą, nupirkom tokius labai apleistus Volkswagen Scirocco ratlankius, juos nusmeliavom ir nudažėm, montavom naujas padangas, įdėjom anteną, pakeitėm saloną. Išėmėm panelę, tenai pakeitėm pečiuką ir dar neatsimenu ką, pakeitėm kilimą, pataisiau numerio apšvietimą, buvo nulūžę, standartiniai vietoj buvo nulūžę laidai. Štai čia, sulitavau laidus, bagažinėje mes čia aptvarkėm kilimus, įdėjom, kurių nebuvo, ir kitas
palangės ir panašius dalykus, kurių nebuvo. Įdėjom gumas, šitą apdailą, užsandarinom žibintus, pataisėm priekinius stabdžius. Žodžiu, padarėm visai nemažai darbo, bet Golfas vis dar nevažiuoja. Šiuo metu yra išimtas karburatorius dėl to, kad jis leido kurą per va šitą vietą. Štai tokį remonto komplektą nusipirkau Intercarse. Čia įeina daug įvairių tarpinių ir panašių detalių. Tai pakeičiau tai, kas keičiasi lengviausia ir kas buvo būtiniausia. Dar liko nemažai dalių. Šitą gumą jau buvau vieną kartą keitęs, bet jinai pradėjo plyšti, todėl nupirkau kito gamintojo, galbūt šita bus geresnė, sužinosim. Dabar planas uždėti tą karburatorių. Reikės išsiaiškinti, kur kokia šlangutė eina, dėl to, kad visiškai niekas neaišku. Sujungsiu tos vakuumus, sujungsiu kuro žarneles, pajungsiu aušinimą, į cilindrus supurkšim šito antikokso. Ir tada pakuosim, pasižiūrėsim, kas yra ten, nes ten irgi kai kas yra įdomaus. Sudėjau žvakes. Liko tik tai užmauti žvaklaidžius, bet jie neužsimauna. Tai apžiūrėjau žvakes ir supratau, kad senas žvakės atrodo štai taip, o naujas žvakės turi dar va tokį dalykėlį užsuktą. Ir jis dažniausiai taip lengvai pirštais atsisuka. O čia kažkodėl man tai nepavyksta, todėl išsukinėju dabar vėl žvakės, nuimsiu šitus visus ir įsuksiu žvakės atgal. Tai niekas čia nesigauna iš pirmo karto, čia toks projektas. Tiesiog perdarom viską ir kitą kartą būnam atidesni. Niekas nekaltas, pats kaltas. Nu ką, surinkau, dabar laikas pabandyti užvesti. Žiūrim, kas bus. Panašu, kad dirba visi cilindrai, apsukos tokios pusė velnio, karburatorius nereguliuotas, degimas nereguliuotas. Aš pats perrinkinėjau tą karburatorių, tai manau, kad čia visai jau neblogas rezultatas. Pats variklis dirba neblogai, bet iš generatoriaus yra garselis. Gal diržą reikia įtempti, gal patį generą kažką tai paremontuoti arba jį pakeisti, nes turiu kitą. Bet šiaip tai dirba. Ir kvapas, sakyčiau, visai normalus. Ne kažkoks tai super toksiškas, tai mišinys galbūt yra pusė velnio. O! Signalas veikia iš AliExpreso labai gerai. Eik tu sau! Eik tu sau, kaip renka apsukas. Raketa. Gerai, varom išpakuoti siuntinuko. Nu ką, pasižiūrim, ką čia gavom. Ar žinot, kas tai yra? Štai tokia siena čia yra. Ir čia yra tokie kabliukai, ant kurių galima bus kabinti įrankius, jeigu jie čia tiks. Visiškai nebuvo jokių reikalingų matmenų, bet iš akies pasižiūrėjau, kad galbūt tokie. Tai idėja yra o taip, pasikabinti. Nu ir šito daikto gerumas yra tas, kad
Čia tau ne varžtu sukti į sieną ir kažką tai tenai bandyti pasikabinti, o gali tiesiog lengvai perkelti ir jeigu kažkas nepatiko, greitai ir lengvai persidaryti. Tai pavyzdžiui, aš galvoju, kad čia galima pasikabinti suktuką, bet paskui man gali pasirodyti, kad suktuko vieta yra čia. Ir suktukas jau kabo čia. Iš garso panašu, kad kabliukai. Taip, dar daugiau kabliukų. Gerai, galima bus čia daug raktų pasikabinti. O, čia toks dvigubas. Kas čia gali būti? Šlangutė. Čia pajungti ir tada čia prisijungia oras, bet jau matau, kad čia netoks adapteris, reikės prisisukti savo. Ir šitas, atrodo, kažkaip ten gal į kažkokį chemijos butelį įsikiša ir gali purkšti, plauti. Šitie gavau didesnį. Čia mano planas yra sudėjus va tokius kažkaip tai gražiai juos supjaušius ir išpjovus formą galima padaryti vietas kažkokiam įrankiam. Top diag. O, čia toks elektriko prietaisas, aš tokį turėjau, bet per savo neatsargumą labai greit sugadinau, kadangi kainuoja ne 10 eurų, o daugiau, tai kažkaip tai nedrįsau pirkti naujo. Kažkaip taip turbūt susirenka. Čia yra datėlė, čia yra krokodiliukai ir čia yra ekranas ir mygtukai. Einam parodysiu, kas tai yra. Kaip sakiau, čia yra elektriko prietaisas. Diagnozuoti elektros grandinės gedimams skirtas. Visų gudrybių dabar aš nepapasakosiu, nes tikrai esu primiršęs, bet esmė tokia. Krokodilus jungi prie automobilio akumuliatoriaus, pliusas, minusas. Mūsų prietaisas įsijungia ir ekrane jisai rodo, pavyzdžiui, voltus. Dabar aš jį prijungiu prie masės, jisai šviečia žaliai ir rodo, kad čia yra masė. Jeigu rasčiau kažkur pliusinį laidą, jis šviečia raudonai ir rodo įtampą 12 voltų. Šitas mygtukas, jisai gali per šitą adatą paduoti įtampą. Arba pliusą, arba minusą. Reikia saugot, nesugadinti. Einam toliau pukot. Man atrodo, fiškiam atjungt kažką jisai padeda. Jeigu sunkus priėjimas, tai gali atjungti fiškės, elektrinės jungtis. Tai čia vėlgi elektriko įrankis. Darbutės skirtos skyliai padangai užtaisyti. Jeigu pagavo varžtą, ten kažkokį vinį, ištraukia vinį, tepi specialiais klijais, įkiši šitą virvę, laikinas remontas, kuris gali išgelbėti kažkokią kelionę. Aha, šitą užsisakiau dėl to, kad buvau pametęs senasias, bet kol atkeliavo, radau aš jau jas. Tai šitas yra skirtas salonui ardyti, visokiam apdailom.
tarkim, durų apdailom užkiši, spaudi ir atfiksuoja. Tik tai pukšt. Nu ir čia paskutinis daiktas. Kasgi čia. Čia akumuliatoriaus testeris ir kažkodėl jisai turi USB jungti. Gal soft update galima padaryti, nežinau. Battery conductance tester. Nuo 7 iki 30 voltų, nuo 3 iki 200 ampervalandžių. Reiškia, tinka ir sunkvežimiams. Minusas, pliusas, kranas. Matom 12,8 volto. Ok, ką čia galima veikti? O! Išsirenku baterijos tipą. Tai čia kas yra? Paprasta švino baterija. 450 amperų N. 450, ok. Testing. O aš dabar testuoju, tikiuosi neužsidegs jisai. Healthy, šiam 4%, charge 98%. Siūlo pakeisti man ją, bet tai kad aš ją nusipirkau neseniai. Turbūt kainavo kokių 15 eurų, bet atrodo, kad bus iš jo naudos. Gerai, tai buvo paskutinis mano pirkinys. Dabar visiems šitiem įrankiam reikia rasti vietas ir grįžti prie golfo variklio, kuriam mes darysim antikoksą. Nu, dabar skaitom instrukciją. Bla 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 bla. Atjungiam visus 4 žvakveidžius. Galima matyti skirtumą tarp cilindrų darbo. 1, 2, 3, 4, 5. Geros idėjos kartais ateina per vėlai. Užkandam šaltos picos. Ir tada tęsim darbą.